9 dienos popietė, vakar vakare susitikau su šeima, buvo Rainių suvažiavimas, paskutinį kartą prieš išlekiant į Suomiją. Rytoj jau turėčiau būti Taline, dabar sustojom degaliniai ir visi papietausim draugiškai kartu. O visą šeimyną valgo. Kaip skanu? Taip. Taip, kai visa šeima kartu, tai viskas skanu. Nu va. Jau beveik sutemo, šiandien ganėtinai susivėlino. Apie 10 valandą tik sustojau ir sustojau, nežinau net kur iš tikrųjų čia. Nei laužavietės nėra, žmonių irgi. Kažkoks upelis va. Pasistačiau palapinę ten krūmuose. Na, teks naktį turbūt čia praleisti, jeigu nieks neišvys. Tikiuosi, kad neišvys. O dabar bandysiu sukurti lauželį, nors čia laužavietės nėra. Bet ant akmeninio čia kelio gal nieks nesupyks, kad sukursiu. Tai va, čia ir maudytis teko. Greit nusiprausiau. Uodų labai daug, bet gal per daug manęs nesuvalgys šiandieną. Taip ir pabaigsiu turbūt šiandien. Labanaktis. Na va, pasirodo visai ne labanaktis. Ta mašina, kur buvo, ten buvo nei žvejai, nei medžiotojai, buvo fotografai. Ir jie rezervate bandė nufotografuoti mūsų, tai čia būtų briedžiai berods. Ir man pasakė, kad negalima kurti nei laužo, nei statyti palapinės čia ir net be leidimo būti negalim. Na, bet aš jau išsimaudžiau, pavalgiau, viską susipakavau ir dabar judėsiu kažkur, statysiu palapinę. Tiesiog reikia iš šito rezervato maut, kol baudos nesusimokėjau jokios. Tai va, reikia žiūrėti, kur stoji. Na, kai įsikursiu, tai eisiu miegoti iš karto. Iki 10 dienos rytas. Teko miegoti pievai, bet galima išsimiegoti puikiausiai ir pievai. Aišku, čia laužą nesusikursiu. Turėsiu pavažiuoti 20 km, bus netoliese miestelis. Ten suvalgysiu kokį batoną, o dabar turiu tuną, tai turbūt jį ir atsidarys. Bet to vakar jau išvažiavau iš to rezervato, pastebėjau, kad sumyniau savo pirmą 1000 km. Gera pradžia, sakyčiau, viso darbo. Esu dabar Apsų salai ir nusipirkau arbūzą. Pavalgysiu pietus ir judėsiu į Taliną. Na va, skubėjau, bet negalėjau pravažiuoti nepafilmavęs šitos pilaitės liekanų. Gal į vidų galima įlysti. Pamatysiu baubų kokių nors ten. Va, matau, vaikai landžia. Va, pagrindinė menė buvus turbūt. Ir ten matau, bokšte kažkas vyksta. Žmonės kalbasi. Na gerai, einu iki dviračio, kol dar nieks nenuvarė. Ir toliau skubėsiu į Taliną, kur manęs rytoj laukia keltas į Helsinkį. Na va, naktį praleidau Talino hostelyje, Penny Outpost vadinasi, bet ten nelabai man patiko, tai šiandien kraustysiuos į kitą hostelį. Praleisiu vieną dieną centre, noriu pasižiūrėti, pafotografuoti, pamatyti kažką naujo. Ir tada rytoj iš pačio ryto kelsiuosi keltu į Helsinkį ir bandysiu rasti kažkur nakvynę miškuose jau. Dabar yra be 15:12, į mano hostelį galima įsiregistruoti tik tai nuo 2, tai palikau visus daiktus ten ir dabar važiuosiu su dviračiu truputį apsukti aplink miestą.
Užsukau į dviračių parduotuvę nusipirkti atsarginių. Stipinų kelionė, jeigu pamesiu dar nors vieną. Užsimaniau užlipti į bokštą, studentai tik 2 eurai, tai pabandysiu patekti į viršų. Galvojau, kad liftu pavyks užkilti, bet pasirodo visą kelią reikia užlipti pačiam tokiais laiptukais. Na, o dabar žemyn pasižiūrėjau, visai gražus miestelis iš viršaus, irgi vaizdai neblogi, labai patiko jūros vaizdas. Ir dabar sprale žemyn. Na va, dar vieni vartai ir tai reiškia, kad tai buvo išėjimas iš senamiesčio. Ir čia yra kampinis storasis bokštas, kuris buvo skirtas tikriausiai stebėti jūrai. Bet už šitų vartų taip ir pasibaigė senamiestis. Na, rajonas stengiamasi atgaivinti. Jo, matyt, buvo apleistas ganėtinai rajonas ir dabar stengiamasi kažkaip paversti turistų lankomą vietą. Miesto centrą, senamiestį, supa visokie tvenkinukai, visokie parkeliai. Senamiestis yra gana izoliuotas nuo likusios miesto dalies. Labai išsiskiria. Na va, atsidūriau aukštutiniai senamiesčio daly. Stipriausiai tvirtinta vieta. Talino senamiestį turbūt galima būtų pavadinti sienamiesčiu. Tų visų sienų, senelių, užtvarų ir bokštelių.